Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija vasario 11 dieną organizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų konferenciją "Garbingas elgesys studijų procese". Konferencija buvo siekiama suteikti studentams žinių apie aukštosiose mokyklose galiojančius etikos ir garbės kodeksus, aptartos pagrindinės etikos problemos. Pagrindinė konferencijos mintis buvo skleisti garbingo ir etiško elgesio idėjas bei atkreipti studentų dėmesį į akademinį sąžiningumą. Konferencijoje pranešimus skaitė Vilniaus universiteto akademinės etikos komisijos narė Dalia Marcinkevičienė, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos socialinio ir akademinio proceso reikalų koordinatorė Ieva Dičmonaitė, projekto Nenusirašinėk koordinatorius Andrius Paurys, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas Saulius Kasmauskas, Lietuvos karo akademijos kariūnų garbės teismo pirmininkas Tomas Šyvokas ir Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų karo akademijos absolventė Ieva Kuzminaitė.